Labadiena. Skambina jums Sodros specialistė. Primenu, kad po pajamų deklaracijos mokėtina suma Sodrai 444 kodu yra X eurų. Prašome laiku susimokėti įmokas. Oi, ačiū, būtinai susimokėsiu. Ačiū už rūpestį. Ko gero, kiekvienas solo verslininkas deklaravęs pajamas sulaukė Sodros specialisto skambučio. Užsirašė, neužsirašė mokėtiną sumą ir jaučiasi kaltas, nes skolingas. Jungiasi prie asmeninės Sodros paskyros, randa ten kažkokią sumą ir ją sumoka. Ir ta suma nebūtinai bus ta, kurią pasižymėjai skambučio metu. Dažnai gyventojas deklaravęs pajamas Sodrai susimoka deklaracijoje suformuotas mokėtinas įmokų Sodrai sumas. Tai tik akcentuoju. Vieną sumą pasako specialistė, kitą randi prisijungęs, trečia pagal skaičiuoklę ar pajamų deklaraciją. Tai kiek mokėti? Esu Elvyra, solo verslo konsultantė mokesčių optimizavimo klausimais. Kanalą tikriausiai jau prenumeruoji ir ačiū tau už patiktuką. O šiandien pasidalinsiu realiu patyrimu su Sodra. Visumoje ši situacija išvedė iš pusiausvyrius, o viskas vyko taip. Fizinis asmuo Gintautas, jis ir mažosios bendrijos narys, tuo pačiu vykdo veiklą su pažyma ir dar išsiperka verslo liudijimą. Visos 3 veiklos formos vienu metu skirtingoms veikloms. Nedraudžiama to daryti ir kiekvienas skaičiuodamas savo pinigus pasirenka konkrečiai veiklai vykdyti draugiškiausią formą mokesčiams sumokėti. Mano minimoje situacijoje fizinis asmuo tokiu būdu veiklas vykdo jau nuo 2022 metų gruodžio mėnesį. PSD, tai yra privalomąjį sveikatos draudimą, už narį susimoka iš mažosios bendrijos sąskaitos, kaip ir numatyta įstatymu. Bet štai čia ir yra kabliukas, kurį ko gero žino tikrai ne visi. Jei esi mažosios bendrijos narys, ar turi individualią įmonę ir nors ir vienai dienai išsiperki verslo liudijimą, prievolė sumokėti privalomąjį sveikatos draudimą nuo minimalios algos šiai dienai 64,50 €. Už tave, kaip fizinį asmenį, tenka tau, įsigijusiam verslo liudijimą. Nesvarbu, kad verslo liudijimą išsipirkai vienai dienai per mėnesį. Tuomet privalomojo sveikatos draudimo už mažosios bendrijos narį mokėti prievolės nelieka. Kaip visą tai vyksta? Nusprendei parduoti savo mėgstas kojines mugėje, išsipirkai verslo liudijimą vienai dienai, nes nenori to daryti su turima individualia veikla pagal pažymą ar nenori to kišti per mažosios bendrijos apskaitą. Susimokėjai gyventojų pajamų mokestį, valstybinio socialinio draudimo įmokas ir prasideda makalynė. Nes galimai visai išgaravo iš galvos arba tu net nežinai, kad privalomąjį sveikatos draudimą už tave kaip mažosios bendrijos narį tą mėnesį mokėti nereikia. Bet atsirado prievolė susimokėti PSD nuo minimalios algos už tave kaip fizinį asmenį. Ir kaip numato sveikatos draudimo įstatymas, PSD įmokas, jei esi mažosios bendrijos narys ar individualios įmonės savininkas, gali mokėti tik po metinės pajamų deklaracijos pateikimo. Ir net nesitikėk, kad tave kas nors informuos apie prievolių pasikeitimą. Nes įsijungia sveikatos draudimo įstatymas 17 ir 18 straipsnio 5 dalis. Prisipažinkit, kiek iš jūsų esate nagrinėję šį įstatymą. Paprastai solo verslininkai panagrinėja valstybinio socialinio draudimo įstatymą, o štai sveikatos draudimo įstatymas lieka skaitomų tekstų užribyje. Tai va, gyveni sau ramiai, nes juk turi mažąją bendriją, esi narys, moki privalomojo sveikatos draudimo įmokas, esi draustas. O pagal minėtą įstatymą prievolė susimokėti PSD, išsipirkus verslo liudijimą, bus tik pateikus pajamų deklaraciją ir tai tau kaip fiziniam asmeniui. Kas nutinka? Mažosios bendrijos kortelėje, čia Sodroje, kaupėsi PSD permoka už tuos mėnesius ar mėnesį, kai turėjai verslo liudijimą, bet atsiranda prievolė susimokėti PSD pateikus metinę deklaraciją tau kaip fiziniam asmeniui. Ką paprastai galvojame? Įsigydami verslo liudijimą susimokame visus mokesčius iš karto. Karti realybė rodo ką kitą. Ir tai liečia tik verslo liudijimą. Individuali veikla pagal pažymą, viskas čia ok. Gali vykdyti kartu su OMB ir individualiai įmonė lygiagrečiai. PSD mokėsi iš juridinio asmens sąskaitos, o nuo apmokestinamųjų pajamų pagal tai, kiek tų pajamų sugeneruosi. Dar vienas įdomus momentas. 2022 metais jau minėtas Gintautas, būdamas mažosios bendrijos nariu, iš savo asmeninės sąskaitos mokėdavo privalomojo sveikatos draudimo įmokas
kurios mistiniu būdu pateko į mažosios bendrijos kortelę. Čia vėl Sodroje. Susimokėjai kaip fizinis asmuo 444 kodų, Sodra užskaitė juridiniam asmeniui. Va tai be perspėjimo ar papildomo prašymo. O dabar Sodra sako, Gintautai, mielasis, jei nori šitą permoką užskaityti savo, kaip fiziniam asmeniui, rašyk prašymą DPP 02. Kitaip te permoka ir liks juridinio asmens kortelėje. O tu kaip fizinis asmo būsi skolingas Sodrai ir tikėtina nesulaukus įmokų iškels mokestinį reikalavimą. Su padidintu mokesčiu nuskaitys iš savo sąskaitos, nors visumoje esi neskolingas. Dar įdomesnis variantas, kai fizinis asmo jau turi verslo liudijimą. O dabar jau suprantame, kad šio video žinutė būtent apie tai, kad prievolė PSD susimokėti už tą laikotarpį tenka fiziniam asmeniui. Bet Sodra PSD įmokas priverstinai nuskaičiavo iš jo turimos mažosios bendrijos, tai yra juridinio asmens sąskaitos. Taip ir nutiko minėtam Gintautui. Ir dabar sako, nori susigrąžinti permoką, rašyk prašymą. Arba žinom, kas būna, kai nesusimokė mokesčių ar įmokų. O mes juk turim kur dėti pinigus, vietoje to, kad juos rauginti Sodroje be priežasties. Naudojamės paprastu, lengvai valdomu būdu depozitinę sąskaitą Freedom 24. Kuo naudinga? Turime galimybę lankščiai darbinti pinigus, kuriuos kitais metais planuojame panaudoti mokesčiams. Gauname grąžą nuo beveik 4% eurais iki 5,3% doleriais metinių palūkanų. Ir geriausia dalis, kad palūkanos skaičiuojasi kasdien, tad pinigai gali dirbti tiek dienų, kiek esi numatęs. Naudotis paprasta. Tiesiog įdedame pinigus ir stebime, kaip jie dirba. Jei jau baba išmoko naudotis, išmoksi ir tu. Štai parodysiu, kur pati laikau 1000 eurų. Na ką, o aš būsimiems mokesčiams sumokėti, kurios mokėsiu 2025 metais, naudojusi Freedom 24 paslaugą. Tai yra D sąskaita, va čia matosi, šiuo metu joje yra apie 1000 eurų, doleriais 600, eurais beveik 500 ir noriu parodyti, kaip jie dirba ir kaip man generuoja kapsiukai, kaip mano kolegos sako, kaip byra kapsiukai į mano sąskaitą. Žiūrėkit. Kiekvieną darbo dieną į mano sąskaitą įkrenta tai 5, tai 9 centai, tai 5, tai 9, tai 14, tai 26 ir įsivaizduokit per 12 mėnesių, kiek man čia pribirės. Spausk nuorodą apačioje ir daryk lygiai tą patį. Detalę informaciją ir nuorodą į platformą rasi video aprašyme. Nedvejok, spausk ir pradėk efektyviai išnaudoti visas savo turimas lėšas. Jei reikės, išsiimsi, susimokėsi mokesčius ar įmokas ir toliau augink savo pinigų medį. O dabar po trumpo lyrinio nukrypimo apie D sąskaitą dar apie solo verslininką Gintautą, kuris nustebo prisijungęs prie asmeninės Sodros paskyros pasižiūrėti, kiek yra skolingas VSD ir PSD įmokų. Ir labą dieną, mokestinė suma pasirodė visiškai kitokia, nei pateikė skambinusi specialistė. Apie skambutį paminėjau video pradžioje. Pasirodo žmogus, skolingas PSD už praktiškai visus 2023 metus, kaip vykdydamas individualią veiklą su verslo liudijimu. Nors primenu, PSD įmokos sumokėtos iš mažosios bendrijos sąskaitos. Ir mažosios bendrijos kortelėje kabo permoka. Turiu paminėti, kad jei dirbi pagal darbo sutartį išsipirkus verslo liudijimą, PSD prievolė yra tik už išpirktas verslo liudijimo dienas. Čia kalbu apie mažosios bendrijos narį, dirbantį tuo pačiu ir su verslo liudijimu. Pateikė Gintautas prašymą sumokėtas PSD įmokas iš juridinio asmens perkelti fiziniam asmeniui, o Sodra sako, palūkėk 20 dienų, tiek laiko nagrinėjami prašymai ir gausi atsakymą. Viena specialistė telefonu pakomentavo, kad nėra tokios galimybės iš juridinio asmens sumokėtų įmokų sumas perkelti fiziniam asmeniui. Bet kai situacija ganėtinai įdomi, nes yra banko išrašai, kur matosi, kad įmokos buvo mokėtos kodu 444 ir nukeliavo į MB kortelę, tai gal ir pagrąžins. Lauksim. Linkėdama būti atidiems renkantis solo verslo formas, atsisveikinu iki kitų kartų ir priminsiu, kad jei nori žengti pirmus investavimo žingsnius, štai video tau.